Tai sveiki visi, šiame video mes varome grybauti mišką ir jo, einame rinkti grybų. Va štai toksai mūsų miškas atrodo labai gražus ir jo, truputį pasivaikščiosim. Šitoje nuotraukoje jūs matote mane? Žiūrėkite kokią sraigę. Va čia iš labai arti matosi ta sraigė. Ir čia labai gražus du grybai yra. Tokie geltoni. Nu ir čia dar aiškus. Žiūrėkite, kiek grybų aš pamačiau. Tiek daug labai grybų. Oh my gosh. Tai žodžiu, miške pamačiau dar tokį grybą. Va tokį grybą. Jisai yra nevalgomas. Šitoje nuotraukoje jūs matote kerpę. Žiūrėkite, kokią pelkę aš pamačiau. Tokį didelį ir dabar lyja realiai miške. Va, toksai miškas. Žiūrėkite, koks čia kanalas labai. Vanduo čia realiai bėga. Va, toksai kanalas matosi toliau. Va, toksai kanalas realiai yra ir nebėra, ten jau vandens. Va, yra tokie du grybai, bet mes juos nevalgom. Tai dar raudome tokių grybų. Jos nuimsiu ir padėsiu. Kodėl? Man čia nesigavo. Labai mažas grybas. Oi, dar šitas. Dedam į krepšelį. Čia jūs matote grybą. Žodžiu, čia yra nuvirtęs medis, nes šeštadienį buvo labai didelis vėjas ir lietus. Ir labai daug šakų ir nuvirtusių, žiūrėkit. Čia jūs galite matyti, kiek mes grybų prisirinkom. Tai žodžiu, dabar mes ką tik parėjom namo ir dabar žiūrėkit, koks oras. Lyja tiesiog. Lyja. Va, galit važiuoti, lyja. Ir aišku, čia mūsų grybai taip atrodo labai gražiai. Nu ir čia yra ta supynė, ten kur aš dariau tą video, naujas mano įvaizdis. Va toksai video gavosi. Aišku, mes su mama pasivaikščiojom miške, neradome labai daug grybų ir neėjome labai toli. Nu nes truputį pradėjo lyti. Ir jo, jeigu buvo įdomus vaizdas, nepamirškite paspausti like ir subscribe. Ir susitiksime kitame video.